tikiuosi, tai lemia sėkmę, kad pamečiau. Einant nesiseko, pristatant sekasi. Tai su Aidis Tukas studijuoju medijų filosofiją, darom kartu su Alium Levinsku kūrybinės dirbtuvės pavadinimu Įkvėpimas, gal teko girdėti. Kam teko matyti filmą Terminatorius ar Robocopas, pakelkit rankas. Teko. Kam teko žaisti Quake'ą, Counter Strike'ą, Call of Duty, dar kur nors teko. Tai žinot, ką reiškia Heads Up Display. Taip? Tai mūsų tikslas padaryti tokį informacinį socialinį kyborgą. Visi naudojame informaciją, kurią randame internete, naudojame informaciją, kurią turime mobiliajame telefone, bet tai užima mūsų rankas, mūsų akis ten, kur nereikia. Ir mes norime padaryti linzes, ar akinius, ar dar ką nors tokio, per kuriuos pamatytume tai, ką kiti žmonės aplinkui mus esantys daro, ką postina aplinkui, kas jie tokie yra ir visą kitą informaciją. Ko mums reikia? Planas minimum žmonių, kurie gali rasti informaciją apie egzistuojančias technologijas, kurių mums reikia tai įgyvendinti, tada atrasti technologinės ribas ir vizualizuoti norimą rezultatą. Tai reikėtų dizainerių ir naudojančių Google'ą. Maksimum planas - perprasti ir įvaldyti reikiamas technologijas, nubrėžti veikiančios sistemos modelį ir numatyti trūkstamus techninius išteklius ir jų įsigijimą. Tiek. Ir 10 milijonų dolerių. Klausimų? Siūlau dar teisininkai komandą. Paimam, jeigu norite ties to dirbti, nesvarbu, čia yra didžiulė idėja, jos tikrai neįgyvendinsim, bet dirbdami susipažinsime, statant utopiją. Tai paskutinis. Tai dėl akinių pasidavė, taip? Ne, čia per daug, labai paprasta, matot? 10 sekundžių. 5. Gerai. Yra žmogus, jisai turi mobiliaką, per mobiliaką, per duomenų bazę gaunam informaciją, ką jisai rašo ir tada jūs... Ačiū.